labiau nei streikus, lietuviai mėgsta apsipirkinėti kaip milijardieriai. Tai ta prasme todėl, kad nori apsipirkti papigiai ir užsakyti visokių šudnikėlių. Čia ne pati sugalvojau. 15min.lt paskelbė, kad Lietuvoje tiek tarp Android, tiek tarp iOS naudotojų populiariausia programėlė yra Temu, kuri pati ir skelbia Shop like a billionaire. Bet ir apskritai turbūt mėgsta tautiečiai ir apsipirkti ir nuolaidas. Pavyzdžiui, tarp iOS naudotojų 4 vietą populiariausių programėlių kategorijoje užima About You Outlet, o 5 Maxima. Tarp Android vartotojų 2 vietą užima programėlė mylimiausia. iPhone turėtojai labai mėgsta naudoti ir Threads programėlę, kuri yra 2 vietoje, o 3 ChatGPT. Bet man atrodo, kad išsidėstymo tvarka turėtų būti šiek tiek kitokia. Pirma ChatGPT, kurio iš pradžių klausė, ar tikrai reikia tau viso to prisipirkti, nors po to tų dalykų net nepanaudosi. Tada per Threadsus paklausė, ką galvoja kiti bendraminčiai, o tada 3 vietoje Temu, nes vis tiek niekieno nuomonės neklausysi ir pirksi, ką norėsi.